Sveiki, gerbėmėjai. Lietuvos šeimų sąjūdžio praktiškai kas savaitinė laida. Ataskaita, taip galima būtų pasakyti. Taip. Ir vėl studijoje Algimantas Rusteika, publicistas, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys, aš Artūras Orlauskas, taip pat Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys. Ir mes šiandien apžvelgsime tikrai nemažai įvykių šią savaitę ir pradėsime nuo užsienio naujienų, nes buvo 2 susitikimai su tokių pačių analogiškų praktiškai organizacijų, nuotoliniu būdu susitikimai organizacijų atstovais, su Čekijos ir su Bulgarijos atstovais. Tai trumpai gal. Jo, trumpai. Čia su šitomis organizacijomis mes susipažinom, galima sakyti, būtent per Ordo Juris. Per Lenkus. Kai mes buvome Lenkijoje vizite, mums davė, jie ten turi praktiškai kūrė tinklą organizacijų ginančių šeimos ir tradicinės vertybės visos Europos. Ir jie mums davė kontaktų ir po to patys mūsų susirado. Ir mes kai kam susiradom, praktiškai susirašinėjimas vyksta pilno tempo ir ne su 2 ir ne su 5 organizacijom. O susitikimai tokie gyvi, aišku, nuotoliniu būdu įvyko kol kas su 2. Tai trumpai apie jos, tai bulgarų organizacija vadinasi Visuomenė ir vertybės. Į Bulgarijoje situacija yra gera, vienu žodžiu. Jie 2009 metais atlaikė puolimą visuotinį. Liberalų. Buvo siekiama įteisinti vienalytės sąjungas. Jie visą šitą atlaikė. Ir atlaikė, galima sakyti, dėl to, kad pas jos yra labai stipri ortodoksų bažnyčia. Ir ji netyli kaip mūsų bažnyčios hierarchai, kur retkarčiais trupučiuką taip švelniai kažką paprieštarauja. Jie ten kaip reikalas kaupojasi už savo vertybės, visuomenė remia ir praktiškai nieko nepavyko daugiau jiems padaryti. Priešingai pusiai. Ir netgi jų konstitucinis teismas išaiškino, kada priėjo jau iki sprendimų labai paprastai, kad lytis yra Bulgarijoje vyras ir moteris, o tėvai yra motina ir tėvas. Taškas. Ir visos tos diskusijos baigėsi. Nors aišku, ten ir dabar, kadangi eina per aplinkui, Europos Sąjungos komisija priėmė ten projektą ir teiks svarstymui direktyvą, pagal kurią jau bus visoms šalims įpareigota. Dar nebus reglamentas, kuris jau tiesiog privalomai nustato. Bet direktyva ruošiama, ko gero bus priimta, kad visoje Europos Sąjungos valstybėse jis privalo savo kaip tikslą išsikelti ir anksčiau ar vėliau šitą dalyką įteisinti. Tai va tokia bulgarų padėtis. Po savaitės buvom susitikę su čekų organizacija. Vadinasi Alijansas Sąjunga už šeimą, Alijans pro rodinu. Jie irgi jau trupučiuką blogesnėje situacijai. Jie nuo 2006 metų pas juos jau yra teisinta vienalytė partnerystė, bet santokų dar nėra. Santokų nėra ir, kaip jie pasakojo, situacija lygiai kaip pas mus. Kada įvedinėjau tą vienalytę partnerystę, sakė, kaip viskas čia maksimumas, ko mes nieko daugiau nenorėsime. Nieko daugiau nenorėsime. Jokių šeimų, jokių vaikų. Ką jūs, ponai? Mes tik norim susitvarkyti savo buitį ir teisinkit, ir mes baigsim. Ir kai pabaigė, po to prasidėjo vėl sekantis etapas, paskui stepa ir dabar atėjo iki kovos. Ir vėlgi dėl santokų ir dėl visko, vaikų. Kaip ir pas mus. Tik jie dar irgi Stambulo konvencijos nėra net pasirašę. Tai irgi kaip ir gerai. Skirtumai. Priminsiu žiūrovams, Slovakijos parlamentas Stambulo konvenciją atmetė. Čia ne Čekijos, Slovakijos, bet jie kažkada buvo viena valstybė, giminingos kalbos labai. Tai Slovakijos parlamentas vieningai, drąsiai, gražiai atmetė Stambulo konvenciją ir ten, sakysim, tas klausimas nustumtas toli. Skirtumai kokie. Jie veikia daugiausia, nes pas juos nėra tokio užvaldytos žiniasklaidos 100% kaip pas mus. Kad praktiškai dabar paspaustas mygtukas, kad mes esame mirę. Niekur nerodo absoliučiai. Ką tu bedarytum, nieko apie tave nepasakys. Nebent nušoktum stačia galvą, tada parodytum per žinias. Ir jie tiesiog veikia per žiniasklaidą, jie veikia per partijas, per atskirus politikus, ruošia įstatymų projektus. Ir kas juos nustebino, ko jie neturi, to, ką turime mes. Jie neturi masinio judėjimo. Mes nusintėm jiem bukletuką, kur yra mūsų ne tik programa, bet ir visa istorija, nuotraukos, reikalavimai, visi pasiūlymai, kaip kas vyko. Jie buvo sužavėti.
sako, mums taip tikrai reikėtų, bet jie jau įsidirbę. Jie praktiškai dirba, kaip pas mus dirba Laisvos visuomenės institutas. Teisinį darbą, lobistinį per parlamentą ir per valdžios struktūras. Siūlo, kažką protestuoja ir tiek. Antras dalykas, kas jiems patiko, dėl komunikavimo. Jie irgi praktiškai nedirba Facebook'e. Kai paklausiu, kodėl, tai ims ir uždarys, tai kaip čia dabar. Ir praktiškai jų tinklalapiai yra tokie nelabai informatyvūs, mažai ten tokie daugiau demonstraciniai. Tai va šito dalyko mes jiems nusintėm visus savo kontaktus, ten kaip mus rasti internetos, jie susidomėjo, sakė, reikės mums kažką daryti. O šiaip dėl bendros veiklos, tai artėja, Prahoje bus liktai ir tarptautinė konferencija šitais klausimais, mūsų ko gero kvies, ieškosim galimybių, ar galim nuveikti ar ne. Ir atsiranda veiklų per ES atstovybę, jų atstovybės, ne mūsų, nes jie turi lobistų, turi prieimą prie ES struktūrų, gauna informaciją, ką jie ten ruošia, kokie projektai sukasi, ką reikia paremti, jau dabar tos peticijas, kurias mes platinam, žmonės pasirašė. Taigi mes iš jų jas gavom, jos platinamos visose šitose šalyse, kur mūsų organizacijos yra. Ir tas darbas tikrai perspektyvus. Tuo labiau paskutinis sakinys, ką visi sutarėm kalbėdamiesi, kad labai svarbu, kad žmonės nesijaustų vieniši. Kada viduje kažkas valstybėje spirga ir jį nugesina, tą didžiulę pinigų masę ir valdžia tos pinigų masės valdoma, žmogus pasijunta vienišas ir bejėgis. O kada jie mato, kad ir Lietuvoje taip pat žmonės eina į gatves, kad mato, kad ir Bulgarijoje ir bet kurioje kitoje valstybėje, atsiranda tas peties jausmas. Ir netgi, tarkim, mes net pasitarpininkavom, mes su bulgarais užmėskim ryšį, su čekais užmėskim ryšį. Ir jie net nežinojo vieni apie kitus, kad tokie yra. Ir jie paklausė tų kontaktų ir mes juos davėm ir jie dabar jau tarpusavį bendravo. Tai čia, kaip sakoma, žingsnis po žingsnio. Plėtra vyksta. Ir tai darysim ir toliau be abejo. Plėtra vyksta. Kitas labai įdomus įvykis buvo praėjusią savaitę. Tai, reiškia, visuomenininkų susitikimas ir Lietuvos šeimų sąjūdžio susitikimas atstovų su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda. Tiksliau, susitikimas prezidentūroje. Prezidentūroje, taip. Ir tai Algimantas asmeniškai ten dalyvavo. Reiškia, prezidento spaudos atstovas, aš bent jau skaičiau tą pranešimą, Ridas Jasiulionis berods, jo visiškas, absoliutus, reiškia, konservatnikas, landsbergistas dar nuo darbo žinių radijos laidose, tiesiog toks agresyvus ir toks talibas absoliutus, aš net nežinau, kaip, reiškia, prezidentas jį pasiėmė pas save į darbą, ten buvo gėda imti tokį vienos krypties žmogų pasivadinusi žurnalistą. Jisai propagandistas. Tai jisai rašė, kad tikrai buvo labai nemaloniai, grubiai nustebintas, kad ir Lietuvos šeimų sąjūdis dalyvavo, jie nekvietė, bet tie kiti visuomenininkai pakvietė ir jiem buvo labai nemalonu ir jie nežinojo, ką daryti ir kaip čia dabar yra. Vos ne kaip gavo beždžionių, pomidorų, agurkų, cepelinų, raupų visą krūvą. Va taip. Taip jis vargšas jautėsi. Aš tai siūlyčiau tam Ridui pasiskiepyti visais skiepais ir tas labai greitai praeis, visas blogas jausmas. Labai greitai, praktiškai visiems pasiskiepijusiam praeina labai greitai, realiai pasiskiepijusiam. Tai reikėtų realiai pasiskiepyti. Apie ką jūs ten kalbėjot? Gerai pasakė, Artūrai, iš tikrųjų, mane pakvietė, mus pakvietė, tai yra, mes turėjom ryšių su vartotojų teisų organizacija, su konfederacija vartotojų teisų ir jie tiesiog paskambino, norėjo, kad jų ta, kaip pasakyti, delegacija prezidentūroje būtų labiau reprezentatyvi, kad ateitų daugiau organizacijų. Gerai, sako, ateisim. Mes kaip tik buvom parašę pareiškimą to klausimo. Ir rytą man skambino, jau prieš susitikimą, sako, labai nenori tavo išrašyti leidimą. Tai sako, jau nerašo, tai nevažiuosim. Ne, sako, padarysim, kad padarytų. Ir po to pastebėjai, kad BNS buvo išėjęs pareiškimas šitų organizacijų, ir ten irgi buvo parašyta taip labai įdomiai, kad šitą visą sąrašą sudarė, ne mes ten sudarėm, o pakvietėm, o čia jie pasikvietė tuos niekšus. Nesvarbu.
Susitikimas vyko su 2 patarėjais. Aš tik tai, Algimantai, prezidentas yra konstitucijos garantas. Susitikimas su žmonėm Lietuvos šeimų sąjūdžio atstovais, kurie pasisako absoliučiai visi punktai programos, atitinka konstituciją, gina konstituciją, visi mitingai buvo už konstituciją, jiem kelia labai neramius jausmus ir niežus kelia. Jiem niežulį sukelia. Ir tai tada klausimas, kokios konstitucijos yra garantas tas prezidentas. O čia. Bet grįžkim prie tos susitikimo. Jis tiesiog bijo būti užpultas spaudoje. Bet kaip dabar yra visiškai priešinga situacija. Dabar jeigu tave užpuola spaudoje, šitie konservatoriai, liberalai, tai tau yra reitingus pakelia. Reiškia, tu teisingai dirbi. Vieną kartą suprast. Reiškia, tu teisingai dirbi. Kalbėjomės mes ten gal nepilną 1,5 valandos, išklausė tie patarėjai, pažadėjo viską perduoti. Tai aš kalbėjau paskutinis, tai aš ir pasakiau, kad jeigu tikrai perduosit, tai pasakysiu viską. Aišku, išvardino mūsų reikalavimus, kuriuos ten mes pateikėm, turbūt neverta kartuoti, visi čia jau to paskelbė, sustabdyti liberalizaciją, panaikinta 25% antkainį, beprotišką kreivę atleisti. Tai ką aš dar jam pasakiau, tai perduokit Gitanui Nausėdai 2 dalykus. Pirmas dalykas, kad jis pats buvo pareiškęs tokią iniciatyvą savo kadencijos pradžioj, kaip įsteigti piliečių asamblėją. Kad piliečiai ateis į prezidentūrą, žinomi žmonės, visuomenininkų atstovai. Sako, taigi mes čia, ne aš čia vienas sėdžiu. Ir tie žmonės, kur šalia atėjo, čia ne mes 4 atėjom. Už mūsų yra organizacijos, tūkstančiai žmonių, kurie turi šeimos narius, turi alternatyvę spaudą, Facebook'o puslapius. Tūkstančiai palaikytų. Taip, tai aš sakau, jūs čia kalbatės su maždaug 200 tūkstančių žmonių, tai jūs turėkite omeny, kad mes išėgi viską ištransliuosim ir papasakosim. Ir kad laikas jam, sakau, perduokit laikas išlisti jam iš spintos ir apsispręsti, nes jeigu iš tikrųjų, jeigu prezidentas nori ir planuoja būti antroji kadencijai, dabar jis yra kabo ore. Jis neturi jokios politinės jėgos, kurie jį palaikytų, absoliučiai jokios. Nors ten buvo, eina pletkai, kad ten valstiečiai ten kularuose ten siūlosi, bet kol kas jis neturi šito. Ir visuomeniai praktiškai jis irgi neremia nieko. Jis norėdamas būti visiems lygiai teisingas, lieka visiems lygiai abejingas. Ir kas į jį besikreiptų, sako, reikia kalbėti su žmonėm. Ką mes čia blogo dabar, mes pasiūlysim, jūsgi sprendžiat, mes su šakim neatėjom, betgi perduokit jam, kad vieną kartą jis kažką imtų daryti. Taip šitą gal perduos. Ir paskutinį dar dėl tų visų tarifų, ką perduoti, prašiau, kad tai yra ne kartą sakyta, bet tiesiog tegu dar sužinom, kad tai yra pats pavojingas momentas valstybė ateina. Kad šitos elektros kainos, jos pribaigs žmonių kantrybę. Praktiškai peržengs ribą, kada šeima gali išlaikyti save, savo vaikus, užsimokėti už mokslą ir pavalgyti. Dirbanti šeima. Čia svarbi detalė. Ir ta įtampa gali būti labai išeiti blogais dalykais. Tai jūs atsiremkite žmonės, kalbėkite su žmonėm. Ir vien tas pokalbis nukrauna įtampą. O jeigu jūs atstumėt su žmonėmis ir nekalbat, tai jūs dar prideda tos įtampos. Kada nors blogai baigsis. Tai, Algi, štai vietoj reikia kažką turėti, ką pasakyti, norint kalbėtis. O jeigu jisai, reiškia, praktiškai nepasisako dėl 3 įstatymo pažeidimų Vilniaus mero, kai neleido organizuoti mitingus Vilniuje Lietuvos šeimų sąjūdžiui, 3 pralošti teismai, recidyvas pilnas, praktiškai tai yra recidyvinis, pasitaikantis pastoviai įstatymo pažeidimas, konstitucinių teisių pažeidimas, konstitucijos pažeidimas. Konstitucijos garantas nei karto nepasisakė dėl to, kad šitaip tęstis negali. Ir jisai tą pačią dieną, gegužės 15, eina sveikinti 100 susirinkusių užsienio ambasadų darbuotojų, reiškia, tame tarpe užsienio ambasadų darbuotojų, žurnalistų visos krūvos ir keliolikos, reiškia, gražuolių, heterofobų, kurie reiškia, kad jų yra milijonas. Kai visi mato, ant pirštų suskaičiuot galima tą milijoną ir sako, čia mes atstovaujam visą Lietuvą. Tai jisai pats įbrido, atsiprašant,
į paspistus spastus, taip nebijokim to žodžio, jam pakišo spastelius. Gal, žinot, kaip žmonės sako, gal jisai, reiškia, susikompromitavęs, yra kažkokia medžiaga pateikta, jį laiko, reiškia, šantažuoja, paviešins dokumentus, dar kažką, visko gali būti. Bet aš tai, žinot, galiu tik pasakyti vieną. Normalus žmogus, kuris į tokį postą žinojo, kad gali būti visko. Normalus žmogus. Antras dalykas, kiekvienas normalus žmogus, kuris turi visos Lietuvos palaikymą, jis gali nušluoti bet kokį šantažuotoją kaip musę, kaip utelę. Va taip, su viskom. Ir prie to pačio, jeigu taip žiūrint, vis dėlto nevykdo, reiškia, normalios Lietuvai naudingos užsienio politikos, reiškia, mūsų valdovas, tiksliau valdovo pavaduotojas, ir visiškai nedaro įtakos, jo turėtų būti prižiūrima generalinė prokurorė, kur toks paprasčiausias, primityviausias pavyzdys, įžūliai pastatytos, spjaunant visiems į veidą, reiškia, su baisiu korupciniu šešėliu Dušinės Palangoje. Durnam aišku, visi mažam vaikui aišku, kad ten ne Dušinės. Generalinė prokuratūra sako, Buvom su žmona prie Dušinio, kai buvom Palango. Gražiai atrodo. Sako, einam nusimaudyti. Sako, šiandien nedirba. Nedirba. Nu tai va. Tai toliau, o ką jie pasakė? Va? Jie pasakė, kad sprendimai dėl šitų dalykų bus priimti rugsėjo mėnesį. Ir po to jie transliavo tokį Šimonytės naratyvą, kaip dabar sako, naratyvą. Kad reikia remti, reikia padėti, bet reikia padėti išskirtinai tiems, kuriems labai reikia, kad reikia galbūt ne pinigų dalinti negalima, reikia kažkokiu ieškoti būdų. Bet mes ten nelabai klausėm, dar nelabai ir kalbėjom, mes jie kaip ir nebetransliavo toliau. Tik aš paskutinį jam dar pasakiau tokį dalyką, kaip pageidavimą, sakau, perduokit, vis tiek svarstysit. Tai, pasakykit, kad čia Šeimų sąjūdis tokius dalykus siūlė, kad ateina toks laikas, kada bus šito karo Ukrainoje kulminacija. Jie artėja ta kulminacija. Ir patikėkit, tas, sakau, tikrai nebus taip, kad nepanaudos Putinas savo visų ginklų. Tiesiog jis iš tikrųjų atėjus žiemai 100%, arba visai užsuks dujas Europai. Arba jas tiek esmingai sumažins, kad cypsim. Ir ta elektros deficitas dabar gamintojų dėl šito kūro ir visa kita, kaip elektros užteks, bet kaina taip šaus į viršų, kad reikės svarstyti tokius dalykus, kur svarsto jau prancūzai apie kainų šaldymą. Kaip be kainuotų, kiek be kainuotų, nes ir verslas išlėks į orą ir gyventojai išeis į gatves. Jau bankrotai prasidėjo. Taip. Ir reikėtų tada pasvarstykit, nes toks dalykas, kad kainų šaldymas, tai vis tiek jis kainuoja labai smarkiai. Yra Europos Sąjungos fiskalinės drausmės visokie normatyvai, kiek tu gali skolintis valstybė, kiek negali, reikia iš anksto gal suderinti leidimus. Visko tą reikia iš anksto paruošti. Bet sakau, paruoškit žmonės tą mygtuką, kai reikės atsitiks bėda. Jūs jį nuspausit ir viskas suveiks ir neskaudės. O jeigu jūs tik tada pradėsit galvot, kai ateis ta kulminacija apie tą mygtuką, tai sakau, jums blogai baigsis. Bet taip, aš atsako, mes perdusim. Algimantai, Kauno hidroelektrinė dirba apie 30% pajėgumų. Tik apie 30%. Mums sako, mums trūksta elektros, mes perkam iš užsienio. Patys galim pasigaminti 70% rezervas gamybos. Kruonio hidroelektrinė gal 20% hidroakumuliacinė elektrinė. Elektrėnai dirba irgi ten nepilno absoliučiai pajėgumų, kitos elektrinės prisuktos, uždarytos, kurias reikėtų būtų galima. Prieš tai dargi buvo didžiulis žaliųjų tipo vajus uždaryti visas hidroelektrinės. Vat aš praeitą savaitgalį buvau Plungėj, ten centre, sako, buvo hidroelektrinė, mažytė, jinai suko elektrą, praktiškai Plungėj užteko tos elektros. Jinai uždaryta, demontuota. Vandens energija, kur pastoviai upė, tai yra viena pigiausių energijų, mes žinom nuo vaikystės, mes patys galėjom savo energiją gaminti. Dabar nedirbam. Tai kai pradeda pasakot, kad mes kažkur turim brangiai, labai pirkti brangiai ir Litgridas pasiima kosminius viršpelnius, kosminius, mes jau kalbėjom laidoje. Tai grįžim prie to. Jo, taip, 100 milijonų eurų, nors patys galim pasigaminti elektrą pigiau,
Tai tada čia jau matosi, kad čia tikrai ne Putino darbas. Dėl Kruonio atsakė, žinai kaip? Kaip? Kad Kruonis stovi rezerve. Rezerve elektros sistemos stabilumo atveju. Jeigu įvyksta tinkluose arba kažkur staigi avarija, mes turim turėti elektros gamintoją, kuris pasileidžia per sekundės. Ir per sekundės atstato elektros pajėgumus. Kruonis pasileidžia per 14 sekundžių iki pilno galingumo, kaip jau beje ir Hesas. Ir per minutę. Tai va šitam dalykui, man sako, ir šitie dalykai stovi rezerve. Nes jeigu atsitiks kažkas blogiausia, iškart sistema atsigaus. Atsitiks blogiausia. O jeigu ne, avarija, tarkim. Avarija. Jeigu atsitiks avarija. Man tada klausimas tiem, atsiprašau, profesoriam iš prezidentūros. Kada paskutinį kartą per 30 metų atsitiko avarija Lietuvoje? Va tokia didelė, kad reikia laikyti tokius rezervus elektrų. Niekada. Tai mes žinot, o jeigu Žemė pradės suktis į kitą pusę, tai tada reikia būti pasiruošus, reikia kepurę persukti į kitą pusę. Čia yra durniem ir idiotam pasakojimai. Artūrai, jeigu ta avarija... Aš tai nežinau, ar jie ten durni, ar jie galvoja, kad mes visi durni. Jeigu ta avarija atsitiktų, gerai, per kelias valandas neturėsim tos elektros, valstybė jie nesugrius. Svarbiausia, mazgai turi generatorius ir tiek. O po togi pasileis ir tas pats, taip pat elektrinai, tas naujausias generatorius. Kruonio hidroakumuliatorių elektrinė buvo pastatyta ne tam, kad pasileistų per 30 sekundžių. Kruonio hidroakumuliatorinė elektrinė pastatyta tam, kad jinai išlygintų nelygumus, juk didelių gamintojų nesustabdysi per kelias minutės ir nepaleisi per kelias minutės. Jisai pastoviai daro daug elektros. Dieną tos elektros pramonė miestai suvartoja labai daug, naktį suvartoja labai mažai. Gaunasi perteklinė elektra, kurią reikia kažkur dėti. Tam ir buvo sugalvota Kruonio hidroelektrinė, kad jinai naudoja perteklinę elektrą, ima iš Kauno marių vandenį, kelia į rezervuarą didžiausia Pabaltijos šalyse, tenais į viršų kelia vandenį, naudodama perteklinę energiją. Ir kai dieną reikia vėl elektros, paleidžia hidroturbinas ir iš to rezervuaro bėga vanduo žemyn ir naudoja elektrą, kurios galbūt trūksta. Taip, Ignalinos akumuliatorius čia buvo. Tiek, bet jis ir dabar gali veikti kaip akumuliatorius. Ir dabar jisai gali veikti, jis dabar gali išlyginti nelygumus, o Kreivys sako, mes čia dabar suprantat mūsų generatorius, kadangi paradoksas ir tada toks algoritmas, tai va šitai. Bet ir prezidentūra, kaip suprantu, palaiko Kreivio paradoksinius algoritmus. Galbūt vienas dalykas tai ne Kreivio algoritmai, bet antras dalykas jie palaiko. Ir man paliko įspūdį, kad tie patarėjai nelabai gaudosi tam dalykai. Ir jie į bet kokius tokius sudėtingesnius techninius klausimus, jie visada atsakydavo, kad čia yra specialistai, bus pasitarimai, mes spręsim. Ne, tai aš iš principo ir suprantu, nes jeigu, tarkim, būtum tu prezidentas, tai kiek jis turi tų patarėjų? 100 ar 90? Nežinau. Ir dabar, bet nedaug, palyginus mažas ten pastatėlis. O kiek yra ūkio subjektų, kiek yra ten techninių problemų, kiek yra ministerijų, jie tik informaciją pateikia prezidentui. O kas tą informaciją duoda, tie patys, kurie daro, pateikia informaciją, surenka pažymas, jie ten kažką patarė, jie neįgalus kažką geresnio padaryti. Arba jie turėtų tada kalbėtis iš tikrųjų su visuomenė, su specialistais, grįžti prie piliečių asamblėjai. Iš tikrųjų, bent jau įvardinai diagnozę prezidentūros, kad jie neįgalus kažką padaryti. Tai ta diagnozė jau prieš tai buvo akivaizdi, bet praėjusios savaitės susitikimas realiai tą patvirtino, nes per savaitę išskyrus iš prezidentūros, išskyrus informaciją, kad Jėzau, ten buvo tie žmonės, kurie mums kelia rūpestį. Ir viskas. O apie ką kalbėjo, realiai Ridas Jasilionis, spaudos atstovas, dabar ten vadovauja tą, nieko nesugebėjo išbristi. Aš suprantu, kad jo išsilavinimas 3 klasės, reiškia, ir 2 koridoriai, reiškia, jam per sunku suvokti apskritai sudėtingesnius dalykus. Bet jeigu prezidentas tokį pasiėmė pas save į komandą, matyt, jų lygis atitinka vienas kitą. Jie dera viens prie kito puikiai. Bet Artūrai, atsitiko kai kas. Atsirado kažkoks rezultatas. Rezultatas taip, kaip tu sakai, išorinis toks išsigandimas.
Jie suprato, kad čia tikrai didžiulė yra problema ir kad jie nuo jos neišsisuks, kad sprendimai bus sunkus, nelengvi ir reikės išeiti anksčiau ir vėliau žmonėms paaiškinti. Taip, bet kas... Algi, va dabar kaip tu pasakei, kad sprendimai bus sunkus ir nelengvi, tai aš taip ir įsivaizduoju. Sunkumas bus kame. Hebra, reikės atsisakyti va tokių pinigų veltui. Taigi yra baisu, mes dabar imam veltui, šaibas, tokį gerą projektą 10 metų sukom, gaminom. Taigi nuo Kreivių pirmos ūkio ministerijos, reiškia buvimo, jie pasidarė energetikos ministeriją, savo Rokutį ten įkišo, savo Sekmoką įkišo, visą tą laiką konservai kontroliavo šitą ministeriją, susisuko, susidarė ir dabar galutinė fazė ir tu sakai, kad sunkus sprendimas dabar, taip, be abejo sunkus. Tokia situacija dabar iš tikrųjų su energetikoje, kad dabar nebepaslėpsi tų galų. Anksčiau jis buvo labai lengva galima paslėpti. Ar tu pastebėdavo žmogus ten pusę cento sviravimus, dabar jis pastebi. O beje dabar, pratęskim dėl šito, kur aš sakiau, kažkas įvyko. Įvyko tai, kad mes kreipėmės ir į generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Ir prokuratūra, jeigu jų atsisako ginti tą interesą, tai jie iškart ir atsako neigiamai. Neginsim, nėra problemos. Jie jau atsakė. Ir jie gins tą interesą, bent jau tyrimą padarys. Gal ir negins, bet tyrimą padarys. Jie mums atsakė, kad tuose punktuose, kur kalbama apie konkurencijos įstatymo pažeidimą, šitos punktus mes persiuntėm svarstyti konkurencijos tarnybai. O kitus mes svarstysim. Vadinasi, jie kažką darys. Jau bent jau kažką pradės. Reikės kažką atsakyti. O antras dalykas dėl Litgrido. Atsitiko taip, kad tuoj ar diena, ar dvi po mūsų šito dalyko ir apsilankimo, ir pareiškimo, kurio nieks beje nespausdino, kažkodėl ar nepublikavo. Nors visi žinojo, ir prezidentūra sako, mes čia sakom pareiškimą, turim, aš jums įteiksiu, tai mes sako, jau žinom, viską skaitom. Nors niekur nebuvo skelbta, visi tyli, negalima šito, mes mirėm. Tai Litgridas paskelbė, kad šitos negražiai paimtus, jiem negražiai dabar atrodo, jiems turbūt kažkas pasakė, vyrai, kažkaip susitvarkykit. 100 milijonų eurų. Taip, tai jie dabar gražins vartotojams. Jie jau viešai pasakė Litgrido puslapį, kad mes, Rokas Masiulis ten irgi keletą sakinių ten parašė, bet šiaip, aišku, jų atstovas spaudai, bet jie nutarė gražinti, tai kai klausimas kaip. Gražinimas žmogiškas būtų toks, jeigu aš per brangiai paėmiau už parduotuvėje už dešrą, tai aš gražinu žmogui iš karto. Į kortelę. Dabar, tarkim, kiek buvo perimta tų perkrovos pajamų, tai dabar būtų galima kitame mėnesį imti ir tiesiog sumažinti tarifą priklausomai nuo to, kiek nuo perdavimo tarifą padalinai, kiek perduota energijos per tą mėnesį, kiek būtų pajamų, kiek sumažėjo išlaidos dėl tų pajamų gavimo ir sumažina. Ir žmogus sekantį mėnesį sumokėtų už perdavimą mažiau. O žinai, kaip jie gražins? Jie dabar panaudos šitas lėšas tinklų infrastruktūros remontams, vystymams ir sinchronizacijai. Ir po to, kas liks, dar neaišku, ar iš viskas liks, bet kas liks, rudenį jie teiks valstybinį energetikos komisijai naujus tarifus sekantiems metams. Ir tada įskaičiuos tuos milijonus, kurie liks nuo tų tinklų ir nuo sinchronizacijos ir trupučiuką sumažins tarifą. Ir kitais metais žmogus, gavęs, tarkim, sąskaitą už ten 800 eurų ir bus perdavimas ten kažkiek tai eurų dar primestas už tai, kad Litgridas perdavė, tai jie gal 2 centais mažiau ar kiek per metus ir bus parimti, bus gražinta. Algi, žmonės nepajaus šito gražinimo. Aš šitoj vietoj pasakysiu vieną. Galbūt. Visų pirma, tai yra jie, kaip sakė, išleis infrastruktūrai, sinchronizacijai, o durniui aišku, kad nesusinchronizuoti tinklai negalėtų perduoti, reiškia, apskaitai elektros energijos ir nebūtų galima per tokius tinklus įpirkti tos elektros, turėjo būti jie susinchronizuoti, veikti, kaip sakyt, vienu dažniu, vienu kvėpavimu, tai jie yra susinchronizuoti, ten nėra kur investuoti, bet visą laiką gali prirašyti visokių, reiškia, avarijų ir darbų. Tinklai stovi puikus, gražus, neseniai pastatyti visos jungtis su Švedija, su Lenkija, šviežiai ir nėra, kad ten jau daugiau investuoti. Ir trečias, tai yra, jau melas yra, kad reikia kažkur investuoti. Trečias melas yra tai,
kad jie teiks kainas valstybinė energetikos reguliavimo tarnybai, kuri turi patvirtinti tas kainas. O valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, aš girdėjau dar 9 metų vieno Gražolio kaina, tada energetikos komisija vadinasi, reiškia, sakymą, sako, tai kaip gali būti kaina, kad ir didžiausia paimtų. O jūs gal norit pigiausią? Tada ponas, užmiršau dabar pavardę, tiesiai šviesiai pasakė, aš galiu įdėti šitą citatą į laidą, pasižiūrėkit. Kaip ta rinka dabar veiks? Kaip tenai bus tos kainos reguliuojamos? Dabar rinkoje kainos nebus reguliuojamos, tame ir esmė. Tai tarkim, 3 įmonės, va ten pavyzdys buvo spaudoje, žodžiu, toksai yra, kad 3 įmonės ir jos siūlo savo, žodžiu, tą elektrą už skirtingas kainas, ar ne? Tai mes pirksim už brangiausią? Priklausomai nuo sąlygų. Ir pagal tam tikras sąlygas gali būti, kad ir už brangiausią, jeigu bus atsiliepta į tos brangiausios siūlymą. Bus paklausa tai brangiausiai, jeigu. Mhm. Gali būti, kad pirksim brangiausią. Taip. Kodėl? O norėtumėt pigiausią? Ir čia yra 9 metai, čia yra 9 metais, jau tada. Tai seniai jie čia tą patį suko. Nesvarbu, bet projektas tai buvo tai, kad jie darys kainą kokią nori ir ta valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, jinai jiems ir nepatvirtins naujos kainos žmonėms. Nesakys, žinokit, neišeina ir mes nemokėsim. O dar, kas yra svarbiausia, Rokas Masiulis yra absoliutus, reiškia, landsbergistų žmogus, tas konservatininkas, ten Talybų sąjunga, ten jos Tėvynė sąjunga vadinti, net gėda, iš tikrųjų Tėvynė gėda. Tai vienareikšmiškai visą gyvenimą sakė tai, ko niekada nebuvo galima patvirtinti kaip tiesa. Visą gyvenimą. Ir dabar tikėti žmogum, kuris pasakojo, kad Klaipėdos uostas, reiškia, tenais kažkoks, o tik jam valdant buvo pridaryta žalos. Kur tik atsistojo, ten jisai kelius puikiai remontavo, kelių kaip ir nėra. O žinai, kodėl jie sunerimo? Todėl, kad kažkas nepamatytų, kad visi šitie 128 milijonai perkrovos tų papildomų pajamų buvo padaryti tyčia. Nes kaip jie paaiškina žmonėms, matot, mes pirkam labai pigiai. Ir po to kaina dėl perkrovos pajamų išaugo 10 ar 20 kartų. O kodėl taip yra? Yra Europos Sąjungos teisės aktai, kurie nustato šitas pajamas ir kada ir kodėl jos yra imamos. Ir yra galima šitą dalyką specialiai padaryti. Nes paprastam žmogui pasakom, pirkam labai pigiai elektrą, žiauriai pigiai. Bet už perkrovą užsimetė ir gavosi brangu. Bet perkrovos šitos pajamos yra mokamos tada, nes yra ne tik finansiniai srautai, yra fiziniai elektros srautai. Nes jeigu tu per kažkokią tai liniją paduosi jungtimi daugiau elektros, negu ją galima paduoti, ta linija išlieks į orą, viskas suges. Kad būtų linijos, kad būtų apkrautos normaliai, jeigu iki jų pralaidumo ribos kažkiek tai nepriartėja, nėra jokių perkrovos pajamų. Bet jeigu jų užpildai pilnai liniją, tada atsiranda tos perkrovos pajamos. Tai argi negalėjo susitarti, nebuvo galima padaryti taip, nupirkti pigios elektros, bet ne visą kiekį. O tik tokį kiekį, kuris neviršytų, nepriartėtų prie tos linijos pralaidumo. Tik tokį kiekį, kuris nesukeltų poreikio mokėti šitų didžiulių perkrovos mokesčių. O kitą dalį elektros nupirkti, kad ir brangesnės, bet tai jau bus labai nedidelė dalis ir kad ir iš brangesnės zonos. Ir po to viskas sudėjus nebūtų visų šitų milijonų. O kada specialiai pompuoji iki pat linijos pralaidumo ribos didžiulius energijos kiekius per Švediją,
Tai tada ir gaunasi tos pajamos. Nu, tos ir pasidalinė per pusę. tos- Pusę švedų operatoriai, pusę mums. Ten dar yra, Algimantai, ten yra transformatorinės, ten, Na, jau, ten sudėtinga. kompensuojantis, taip, ten yra visi procesai, kurie tos sureguliuoja, tos visus perkrovimus. Tai Bet čia tas, yra- kuris pirko, jie galėjo šitą numatyti ir pirkti taip, kad nebūtų šitų O kam, perkrovimo jeigu- pajamų. o Jis kam? specialiai tą padarė, nes jis iš to uždirbo. Ne piršto, ne pakrūtinės. Aš manyčiau, kad čia viskas dar paprasčiau, todėl kad vienas dalykas, Kreivys yra istorikas, Rokas Masiulis apskritai, reiškia, nieko bendro su elektra neturi. Tiesiog berniukai sugalvojo pavadinti gali kaip nori, perkrovos pajamom, nedakrovos pajamom, kreivo elektros bėgimo, daužus elektra. Ne, tai šitą- Smūgiuoja laidą, vat bėga per laidą ir jinai daužosi. Autor, šitą elektrą Mušimo. sugalvojo Europą, jie tik Mušimo. naudojasi šituo. Nušimo. Tai kaip jie panaudojo terminologiją, čia tik tai manau, kad čia savo darbeliam pridengti panaudojo terminą, bet nieko bendro su realia tvarka neturi. Nu, švedas neleis tos elektros, ten irgi sėdi normalūs energetikai, jeigu tavo linija negali tiek priimti. Iškart išlieks. Jiegi darė sinchronizavimo, reiškia visus procesus stovi, mechanizmai, visi įrengimai. Švedasgi žino, kad tu negali praryti 500 MW, jeigu pas tave linija, nu atsiprašau, reiškia praleidžia 20. Tai kaip tu juos praryti? Niekaip. Ne, bet Išliks viskas. jeigu iki gribos prieini, ten susitaręs, tai jeigu tu nieko neperkrauni, Tai tada bet jau nėra gauni perkrovos, mokestį. Bet nėra perkrovos. Nu, taip, Čia, žodžiu, nesigilinkim, kad afera ir per pusę metų 128 milijonai, reiškia, mūsų visų žmonių pinigų nukeliavo į labai konkrečių žmonių, konkrečios kompanijos kišenę, tai yra akivaizdu. Ir kad jie net nemoka paaiškinti ir nesugeba paaiškinti, jie net nesiruošia aiškinti, kaip mūsų pinigai atsirado jų kišenė. Jie tiesiog, spjovė žmonėm į veidą ir, kaip matau, prezidentūra principai irgi sako, vat ir nu. Tai O žinai, kur dar šuva pakastas? Kasam toliau. Kasam. Pakastas tame, kad reikia viską privatizuoti. taip, Nes jau dabar Ignitis verkia, kad jie patyrė 9 ar kiek milijonų nuostolio. Čia ne Legridas, kuris uždirba už perkrovimą, bet Ignitis. Ir atrodytų, kaip taip gali būti. monopolistas. Taip. Ir dabar netikėtai visuomenė nepastebėjo. Mažai kas pastebėjo ir dabar pastebėjom. Pasirodo, jeigu nueini į mano vyriausybė puslapį, ten yra pernai metų berods 10 dieną lapkričio mėnesio patvirtintas vyriausybei planas, kurį ruošė Aušrinė Armonaitė inovacijų ekonomikos inovacijų ministerija. Aš savo laidoje, Ja. taip, jinai siūlė vyriausybei visas valstybinės įmonės, praktiškai didelis sąrašas jų perorganizuoti į akcinės bendrovės. 47 įmonės, iš jų liks 35. Praktiškai visas reorganizuos ir visas pertvarkys. Ir iki... Geležinkeliai, miškai, Taip, ir valstybinių įmonių iki 24 metų gruodžio, o čia labai esmė įsimink, iki gruodžio, 24 metų liks vienintelė valstybinė įmonė, tai yra Ignalinos atominė elektrinė. Visos kitos bus nebe valstybinės, bus akcinės bendrovės ar uždaros, ar atviros. Kodėl? Tai yra 2 tikslai. Pirmas tikslas yra, gerai, tarkim, dabar vyks rinkimai. Konservatorius nušluos. Kas valstybėje liks? Kas valstybėje yra svarbaus? Šitos valstybinės strateginės įmonės uždirba milijonus. Jos praktiškai, juos valdydamas, tu nieko nepakeisi, jeigu ateisi valdžia ir nauja pažangi vyriausybė. Sveiko proto. Sveiko proto. Kas atsitinka, kai padaro reorganizaciją? Pakeičia visus vadovus. Pakeičia visas stebėjimo tarybas. Pakeičia valdybas. Kadencijos pradedamos skaičiuoti nuo 0. Ir jeigu ateis kita valdžia, 24 metų gruodį jį ir ateis, kada šitas nutarimas bus įvykdytas dėl pertvarkos valstybinių įmonių. Jie ras visas svarbiausias strateginės valstybinės įmonės Pavogtas. Pripildytas nuo generalinio direktoriaus iki skyriaus vedėjo konservatorių. Ir jie neturės jokios galimybės jų pakeisti. Jie ką tik pasodinti, jie dar nieko nepadarė.
Jie tik pradėjo dirbti. Ir praktiškai visą šitą ūkį valdys jie, net jeigu juos išmes. O antras dalykas, kaip ir bet kokia akcinė bendrovė, visada jau atsiranda akcininkų kitų. Ir kadangi... Ignitis jau turi akcininkų ir BlackRock, liūdnai pagarsėjusios fondai, reiškia, kurie priklauso ten Rothschildam, jau yra akcininkuose. Swedbankai ten įlindę, reiškia, kurių irgi Vanguard yra, reiškia, akcininkai. Jau Lietuvos energija, tokia įmonė buvo, jinai išnyko. Lietuvos energija atsirado visokie Igničiai, Litgritai ir panašiai. Ir ten jau yra pašalinių akcininkų. Strateginiai valstybės įmoniai, strateginiai, privatus, Grybas, atsiprašau, gali išjungti elektrą visai Lietuvai ir sakyti, atostogos. Ignitė yra stebėtojų tarybos 7 narių. Valdo įmonė kol kas, pagrindinis akcininkas yra Finansų ministerija. 72 ar 3 procentus akcijų turi. Finansų ministerija. Finansų. Tai nesvarbu. Ir dabar stebėtojų taryba, kuri renka valdybą, stebi veiklą, ten blablabla, yra iš 7 žmonių, iš jų tik 3 Lietuvos atstovai. 4 jau, nors mes turim akcijų 3/4 praktiškai, bet jau stebėtojų tarybų mes turim tik 3 žmogelius. Jau 4 balsus turi jau kiti žmonės ir jie visi nelietuviškos pavardės ir ten iš kitų akcininkų atstovai. Jie matyti yra baisiai profesionalai tokie kaip Armonaitė, tokie profesionalai ir visi kiti. Taip, ir dabar tas 9 milijonų Igničio nuostolis jis ne šiaip, aš prognozuoju, kad ir toliau jie bus labai nuostolingi ir jiems reikės kažką daryti, ir reiks papildomas galbūt akcijų emisijas, gal taip toliau, kažkas supirks tos akcijas ir tu net nepamatysi, kaip tas BlackRockas bus viską nupirkęs, tik tas BlackRockas dabar turi, kiek ten, 75 tūkstančius akcijų ar kiek. Už 1,4 milijoną, praktiškai 1000 dalį. Bet tai visi kiti akcininkai gal yra tik tais tarpiniai asmenys, kurie esant reikalui perparduos tam, kuris mokės daugiau. Ir su visais šitais žaidimėliais mes greit ateisim, galime ateiti. Bent jau galimybė bus sukurta, kad taip galėtų atsitikti visam mūsų valstybės ūkiui. Išskyrus Ignalinos atominę, kurią tegul rusai uždarinėja, pereiti į privačias rankas. Nes mes visi puikiai žinom, kad nereikia turėti 100% akcijų, kad valdyti įmonę. Gali pakenkti. Užtenka trečdalio. Kiek Mažeikų naftos pardavė? 30 kelias procentus. O po to ten sužaidė visokiais ten skolom ir taip toliau. Ir amerikiečiai, pseudo-amerikiečiai, turėjo tą įmonę. Lygiai taip gali atsitikti ir čia. Tai čia toks būtų kaip ir antras jų tikslas – pabaigti privatizuoti tai, kas dar neprivatizuota. Geležinkelius, uostus, oro uostus. Registrų centrą, kur mūsų visi asmenų duomenys, viską. Liks tik Ignalinos atominė. Ir čia jų didysis tikslas ir visi šitie, reiškia, smulkus, reiškia, darbeliai, intrigos, tai yra realiai atėjo, kaip kažkas juokavo, mes sunaikinsim Lietuvą, taip jie atėjo parduoti Lietuvą. Parduoti Lietuvą. Kažkam su Mažeikiu naftą, reiškia, eksperimentas pavyko, Telekomas paskiauja, dar kitos įmonės. O dabar susiruošė ir gražiai, tvarkingai, kol dar, reiškia, netėjo tas iš užsienio investuotojas, reiškia, ir visko nepaėmė, nes tada jau vogt bus sudėtinga, jiem, kol vyksta, reiškia, šitie, sakykime, žingsniai link privatizavimo, jiem tas investuotojas leidžia vogt. Ir dabar jau aišku, kas ir kur iš kur pučia vėjai. Tokioj, labai nemalonioj valstybei situacijai visi atsidūrėm per 2 metus valdant šitiem, valstybės išdavikam. Žinai, kas baisiausia, Artūrai, kad jeigu dabar kas ir pasikeistų valdžios viršūnėse, gali būti procesas įsuktas iki tokio lygmens, kad bus labai sunku atsukti atgal. Algimantai... Jie tiesiog tą specialiai daro. Stop. Nepradedam burti iš kavos tirščių, kad nieko neatsuksi. Atėjo, pas Lenkus mes buvom, prieš 8 metus, atėjo, reiškia, neliberalai, atėjo normalų žmonės, Lenkijos patriotai ir viską labai paprastai atsuko. Privatizavo atgal
privatizuotus bankus nacionalizavo ir pareiškė, dabar nacionalizuojam vieną, paskiau tada bus kitas, tas ruoškitės, visiems pasakė, mes atsiimam atgal išvoktą turtą ir viską atsiėmė. Atsiėmė spaudą, atsiėmė bankus, atsiėmė uostus, atsiėmė laivų statyklas, viską atsiėmė. Viskas jau pas juos buvo padaryta prieš 8 metus. Ir čia nėra kai išradinėti dviratį, čia ne pirmas modelis, pas vengrus tas pats buvo, viskas beveik buvo išvokta, viskas grįžo į valstybės rankas, taip kad nereikia čia sakyti, ojojoj, Algi, nu nepradėkim čia dabar. Bet jie to tikisi, jie to svajoja. Pavyzdys už sienos puikus. Prieš 8 metus mesgi pats buvai, Ordo Jūris sakė. Pas mus buvo tokia situacija, kaip dabar pas jūs. Prieš 8 metus. Viskas grįžo atgal. Normaliai Lenkai gyvena. Mums pavydėti reikia. Pas juos infliacija mažesnė, kainos mažesnės, atlyginimai didesni, pramonė kyla. Pas mumis pramonės gamyba krito 15%. Katastrofa valstybei. Katastrofa. Čia kita vyriausybė šauktų, rėktų, jeigu konservai būtų dabar opozicijai, tėvynė pavojai, ciptų visą gaują. Armonaitė valiotųsi tenais, reiškia, Seime, va ten rėktų, kur tai matyta. O čia jiem valdant, vagiant, nu, kitaip negalima to įvardinti. Pramonės gamyba krito 15%, čia yra šakės. O prezidentūroje sėdė Chebrytė ir sako, nu mes perduosim prezidentą. Dabar laišką rašysim to susitikimo, po to imsim paštininką su arkliais ir vešim su arkliais, po pusės metų prezidentas gaus informaciją. Nu, turim, ką turim. Beje, prezidentas tada buvo. Vėliava buvo iškelta. Bet jis buvo labai užsiėmęs. Taip, jis buvo labai užsiėmęs. Jisai, reiškia, sako, aš būsiu su žmonėm, bet su žmonėm... Mes jam buvom parašę prašymą atskirą susitikimui. Aš žinau, atsimenu. Ir pat, gal ir sakėjau, jau sakė. Atsakė, kad įtempta darbotvarkės žiauriai. Baisi darbotvarkė, jisai susitikti, reiškia, neturi laiko. O kai atsiverti darbotvarkę, tą dieną ten viena kalba kažkur. Taip, tuščia. Tikrai būtų radęs valandą laiko. Tai kągi, manau, kad gerbimiai daug sužinojote apie tai, ką per savaitę laiko nuveikė Lietuvos šeimų sąjūdžio vyrai ir moteris. Ir visi, ta prasme, darbas vyksta daug ir sparčiai. Dar vienas prie to pačio penktadienį Andrius Tapinas su visa prabangia advokatų kontora atsiunčia beveik 50 puslapių pretenziją man ir visai krūvai opozicinių televizijų, transliuotojų, opozicinių tiesos viešintojų, kad jiem dabar prasidės teisminiai procesai. Grasina milijoniniais reiškiniais ir panašiai. Aš čia tik tai trumpai užsimenu, nes reikia susipažinti. Penktadienio vakare, kai jau baigėsi darbas, atsiuntė visiems, reiškia laišką, 50 puslapių beveik, 47-8 puslapiai pretenzija surašyta. Ir per 14 dienų dabar turim griūdami mes paneigti, o šeštadienį, sekmadienį, suprantama, niekas nedirba, susipažins pirmadienį, 2 dienos praėjo, čia tokia, jų tapinistų, va tokia šitų gudrybė. 2 dienas mes juos apgavom. Prirašyta tiek nesąmonių ir taip, sakysim, nežiūrint didelės apimties, iš tikrųjų parašyta taip negrabiai ir klaidų yra. Laidos skaičiai sumaišyti su datom. Įvardinta, kad reikia paneigti laidas, kurių dar nebuvo. Čia taip, tik taip trumpai pirmą akim užmečiau, aš ir matau, kad, ta prasme, bet, ką noriu pasakyti, prasidėjo atvira karo fazė. Sistema per Tapiną atvirai užpuolė praktiškai visas žiniasklaidos priemonės, jeigu anksčiau dar dirbdavo iš pasalų, bet tai reiškia tik vieną. Mūsų visų darbas davė puikius rezultatus, normalioj konkurencijai kovoj jie jau susitvarkyti negali ir jie dabar mėgins važiuoti teisėsaugos nupirktų teisėjų turbūt. Tankų per visus bandys taip daryti, betgi teismai yra dar ne vien tik Lietuvoje, taip kad ir tikrai dar yra nepraradusių sąžinę teisėjų, taip kad jie per daug gerai galvoja apie save ir apie savo pajėgumus.
Tai faktas tas, tai yra labai akivaizdus, va toks Tapino, reiškia, žingsnis, ne pats jisai sugalvojo, čia sistema davė visą krūvą pinigų jam, kad jisai tai padarytum, nes brangus advokatai pasamdyti. Bet tai yra 100% prisipažinimas, tai ką aš sakiau visose laidose, kad jisai praranda pasitikėjimą tiek užsakovų, tiek žiūrovų. Ir pajėgos, jų visa kova legali, normali, patyrė fiasko. Jie dabar pereina į atvirą kovos fazę, naudos smurtą. Teisinį smurtą, čia jau piktnaudžiavimas ir teisė, matosi požymiai. Manau, kad dar ne paskutinis momentas, jau ir yra rinkimų įstatyme, išleistos naujos nuostatos ir atsiuntė VRK išaiškinimus, kad negalės televizijos laidose vedėjais būti kandidatai į tarybas ir kitur. Nu, pavyzdžiui, aš negalėsiu vesti savo laidos, nes aš kandidatas. Aš turiu vietoj save pastatyti kitą žmogų ir sakyti, štai jisai yra... Tai pasadinsi mane, aš tau duosiu klausimą, ne problema. Jo, tai tą patį mes čia darysim. Viskas čia. Bet iš tikrųjų dar tokios priespaudos, tokios Šiaurės Korėjos, taip atbildančios, va taip, akivaizdžiai į Lietuvą nebuvo niekada. Ir čia tie žmonės, kurie reikia mes už laisvę. Žinai, kaip čia yra? Čia panašu, jeigu praloštų beviltiškai krepšinio varžybas ir po to imtų bilinėtis iki Europos teisės, Europos žmogaus teisų teismų, kaip čia mes dabar pralošėm varžybas. O iš tikrųjų propagandinės varžybas jie jau pralošė. Jūs turėjot teisę įmesti į mūsų krepšį, jeigu jūs metat neteisėtai, tas metimas buvo negrabus, kaip jūs drįsot ir įžeidėt tokiais metimais savo, įžeidėt mūsų garbę ir orumą, mūsų žaidėjai labai sunerimo, jie įsižeidė, praleido metimą, jiems kraujospūdis pakilo, dalykinė reputacija sušlubavo. Patys, atsiprašau, pralošė viską, ką įmanoma ir jie mano, kad ne jie pralaimėjo savo dalykinę reputaciją, sudirbo, bet laimėjusi komanda jiem pakenkė jų dalykinį. Nu, jeigu žiūrovai pastebėjo, kas stebi sisteminę žiniasklaidą mainstreaminę, ar per pastaruosius porą mėnesių, ar bent vieną eilutę skaitėt apie Lietuvos šeimų sąjūdį, ar bent buvo paminėti tokie. Nu, dabar duotas nuspaustas mygtukas, kada pralaimėjai propagandinį karą, belieka tik tylėti. Tai va dabar pas juos yra tyla. Ir jiem duota komanda nerašyti iš viso apie šeimų sąjūdį, galvoja, gal tokiu būdu mes juos užčiaupsim. Ir, kaip sakiau, naudojamos jau pradėta naudoti, tokie požymiai matosi akivaizdžiai, piktnaudžiavimas teisingumu ir mėginimą teisiniam, va tokiom negrabiom priemonėm, pasitelkus prabangę, kaip jau sakė čia teisininkų kontorą, užčiaupti visas opozicinės žiniasklaidos priemonės. Bet mes nenusileisim, nes mūsų tikrai daugiau ir mes po to iš jų pačių visus šitos milijonus iš jų pačių ir išreikalausim atgal. Ir padengti ir žmonėm nuostolius, ir visiems kitiem. O teisėjai, kurie bandys prisidėti prie šitos nusikalstamos veikos ir valstybės griovimo, be abejo sėdės vienam solelėje. Tik jau ne teisėjų pusėje, bet ten, kur visi teisėjai sėdi. Nu, tokia graži perspektyva jų visų laukia. Tai šita tokia gražia mažorinė nata, šiandien baigiam Lietuvos šeimų sąjūdžio praėjusios savaitės apžvalgą apie nuveiktus darbus. Algimantas Rosteika ir Artūras Orlauskas, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos nariai. Šiandien tiek, viso geriausio. Ačiū Jums viso.